Žiūrėkit, kiek draugų turiu. Labas vakaras. 11 valandų vakaro. Atsikėlėm, užsikursim biškį varikliuką. Užsidėsiu kavytės. Jo, reikia biškį pabirbinti, nes labai nusėdęs variklis yra. Reikia biškį pabirbinti, uždėsiu, kad kava darytųsi ir lėksiu atsipraus biškį, susitvarkyti, kad žmogų pavirščiau, jeigu tai įmanoma yra, su vandeniu. Ir ką, beveik 9 valandas pauzę pasidarėm ir lėksim šaiką. Pasižiūrim, kaip Paryžius atrodo. Paryžius atrodo turbūt visas uždaryts. Tai turbūt važiuosim per Reimsą, nežinau. Pagalvosim dar. Laiko yra iki apsisukimo. Gerai šaiką, susitiksim, čia atsiprausime. Nu va, iš karto žmogų pavirto monašesnį. Parvažiuojant mašiną, tai suvažinės. Eina paėsim, ar tens nesupjaustyt yra. Ane? Nes mėgėjai čia yra. Viskas kaip ir okei. Einu pasimsiu dar telefoną. Apeisim, apžiūrėsim, ar viskas okei. Aš sakau, reikia pasiieškoti prožektoriaus. Aš tik gavau lempą dovanų. Pažiūrėkit, kai gerumo, ir tai dar nepilnus ryškumus. O, einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Viskas gerai. Eik, tu karačia, kai diena. Viskas kaip ir okei, ne? Nu ką, žiūrau ir matau pirmą uždarytą kelią, bet čia yra Bordo ir bet per viršų dar per čia jaučiu nesuvažiavęs. Ką, ieškom toliau stebuklų, ne stebuklų, o naujienų. Ką be čia turi? Paryžius. Važiuosim 86, nu kol kas nieko. Šiaip trečias rodė, kad radot tokį apsą ir žiūrėjau, ar nėra uždaryta. Nes dabar tokiu laiku turėtų būti viskas uždarinėta. Tai dar pasimsiu apsą, pasižiūrėsiu telefone. Turiu dar biškį laiko. Susižiūrėsiu, uždaryta ar neuždaryta yra. Tai va, gerai, einu tvarkytis aš su kava, noriu dar pažiūrėti, ar keliai neuždarinėti ir viskas ir lėksiu. Užtek šapliurių. Šaika, bet aš tai esu juokdarys iš tikrųjų. Sakau, blemba Paryžius uždarinėti, aš jau pradėjau žiūrinėti, per kur čia važiuoti. Yra toks reikalas, man iki Paryžiaus yra 600 kilometrų. O žiūrinėjau, čia toks jausmas, kad man čia už poras valandų. Taip, Paryžius yra nemažai uždarinėts, bet aš kol davažiuosiu, tai jau ten viskas bus atidaryta ir dar ir į kamščius papulsiu, man atrodo. Va, nes aš, kad startavau po 11:20, tai man dar važiuoti iki Paryžiaus. Tai va. Tik šiaip galvojau, pasakysiu, kad lahanulsa, čia su savo stresais eilinį kartą.
tik akis pramerkęs. Gerai, Šaikelė. Iki greito. Nu, dar per čia nesuvažiavęs. Kad ir kaip bebūtų. Dabar žinosiu, kad galima ir per čia važiuoti. Sorry, jeigu girdisi YouTube, žiūriu biškį laidikę. Bliamo, prancūzas per anksti užlindo iš tai čia karačia. Nu, aišku, man pinigus taupo, nes labai pagal taisyklės važiuoju. Kiek laiko važinėjęs į Portugaliją, važiavau į Ispaniją ir niekada nesuvažiavęs per čia. Bordo važinėti per dešinę, jeigu parvažiuoji nuo Belgijos. Tai dabar žinosiu, kad ir per čia galima važiuoti, jeigu kitoj pusė didelis kamštis yra. O! Čia šiek tiek ilgiau gaunas, bet visai gerai čia. O, nelabai čia kažkas matos iš tikrųjų naktį. Tiltsva didžiausias per upę. Tai dabar žinosiu, kad galima ir per čia važiuoti. O, nu super. Kaip šalta laukia. Nu ką darome, pauzytę. Dar valandą 12 važiuot turėjau iš 4,5 valandos. Sustojom kolonėlį, čia sustojęs Tavaigalį, labai nebloga kolonėlė. Atsinaujinus, vienu žodžiu, žiauriai gera kolonėlė čia. Dušai labai neblogi. Bet mokami. Tai va, viso, einu dar užsikaisiu kavytės, pasidarau pauzytę, važiuosiu dar 2 valandos bus iki sekančio parkingo ir greičiausiai ten pasidarysiu dar 5 minutės pauzę, kad likusi laiką išvažiuoju, ten bus likę kokias 4 valandos gal. Tai va, ir ar blemba nesigauna man tiek, o gal ir gausis. Nu, žiūrėsim. Jeigu gausis, tai bus labai gerai ir tada galėsiu pilnas paskutinės valandas ar 4 ar 4,5 minti iki pat galo. Ir viso. Iki vietos yra likę 958 km. Tai bet kokiu atveju šeštadienį būsiu Vokietijai. Nu ką. Užsipylėm kuro, užsipylėm arklius. Einam Šaiką, aš jums parodysiu vieną dalykėlį, kol darus 15 minučių pauzę. Čia yra parkings toks va. Haliavas. Ale kaip rotiersas. Einam parodysiu dušą. Na, haliavai koks yra. Laukinis tuliuks ir laukinis dušas. Koks afigens yra, iš tikrųjų, jeigu nebus priderginės. Kasdienybė, aišku, gale stojas. Turbūt kolega atvaro priekabos pasimt. O, ir durys sutvarkytos yra, nes prieš tai buvo išlaužyta, išdarkyta. Žiūrėkite. Sak. Prašom. Karštas vandeniukas. Superinis dušiukas. Tai va, toks va dušiukas. Esu tenėjęs, tikrai labai neblogai. Tai paskutinį kartą, kai buvo viskas išdarkyta ir durys buvo išdraskytos. Ir dušas neveikia. Tai čia kokios 3 savaitės, daugiau gal biškės gal. Grįžtam prie savo geltonusios gulbės. Damušim pauzytę ir viso. Pavažiuosiu, nežinau, kokį 15-20 km, nes 40 liko. Kažkaip labai greitai gavos atvažiuoti. Tai yra problema, kad jeigu norėsiu kažkur iki galo davažiuoti ir kartais būna, kad trūksta tų paskutinių kelių minučių, o perdirbti nesinori ir stoti pauzei, kai tik tai tiek te trūksta, irgi yra, nesąmonė, ne? Dėl 10 minučių kem 5 minutės pauzę darys. Brėds yra. Ar ne taip, Šaika? Tai va, tai geriau dabar pasidarysiu 15 ir tada šausim iki galiuko. Kokį galiuką, ką aš nusipesu, pats pasakau, pats paskui savo meluoju ir jų meluoju. Pavažiuosiu iki sekančio parkingo, nežinau kiek čia yra. 11 km, neužtenka.
Tai pavažiuosiu gal biškį ilgiau, kad perlipti 4,5 valandas ir damušiu 0,5 valandos pauzę ir jau tada dursiu iki pat galo. Turėčiau iki Belgijos davažiuoti, iki vieno parkingo turėtų būti viskas ok, jeigu nebus kamščių. Tai bus super, tada nuo to parkingo ten jau bus nebedaug likę. Iki Vokietijos, nu kaip nebedaug, 6-7 valandžikės dar bus likusios. Tai va, žiūrėsim kaip čia bus, nes dar reikia Paryžių, kada čia mum užatakuoti. Iki Paryžiaus 3 valandas yra. Tai visgi jaučiu, į belgus nelabai įlipsim. Nu, žiūrėsim kaip bus. O gali būti taip, kad mes ir pasiliksim pačiam Paryžiui, nes bus kamščiai, aš kaip tik ant kamščio atvažiuosiu į Paryžių. Nes dabar yra, ką mes čia turim? 5 valandas, 6 valandas ryto, man dar reikia pauzę padaryti. O Jėzau! Tai aš atvažiuosiu į Paryžių per patį kamštį. Tai va, nu ką, likit su manim, žiūrėsim kaip bus toliau, ane? Nu ką, užsukau užsipilt kuro į ADS-ą, va, pažiūrėkit kaip gražiai atrodo. Kažkas yra turbūt su... Man tai reikia link Paryžiaus, o čia hebras to, kurie turbūt nori varyti A10, o A10 yra uždaryts. Ir išvažiavimas yra uždaryts taipogi į link Lemano. Ir jie negali išvažiuoti, nes viskas yra uždaryta ir stoja, nes ten nėra vartų. Link Paryžiaus nėra šlagbaumų, važiuoji ir pravažiuoji. O visi atsistoja dabar kai debeliukai ir pizdėts. O taip va. Normaliai. Tai važiuokit, apsisuksit kitur ir viskas. Ne, va, stoja. Ir pravažiuoti negali. Ok. Nes aš tik ką čia pravažiavau, niekas čia uždaryta nebuvo. Uždaryta buvo tik tais link Bordo važiuoti. Karačia. O, Marytė! Va taip mum ir sekas kelionė, kai susiplanuojam, kad karačia duosim doras. Duodam doras, va, stovim kamštį. Nu ką, atrodo, ledai po truputį pajudėjo. Jo, nes ten yra, nežinau, ar matos, toli, mirks lempikės, tai čia yra tie turbūt atvažiavę iš, kurie prižiūri mokamus tos kelius. Hebra pauzė dar daros, nejud šitai priekį. Ten va, už kampą, nejud. O, ką tik pajudėjo, nes pradėjo mirksėti ir pipsenti. Ai, planavau ant 10 būt, biški po 10 Paryžiui. Net pauzę ilgesnę pasidariau, nors ir 15 minučių pauzę jau buvau pasidaręs, tai pilną pauzę pasidariau. Ir vis tiek 9:30 važinėsiu į Paryžių, tai ant pačio to piko. Ant pačio piko. Ot bus linksma tralala. Patikėk. See clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and they're shaking. How am I supposed to save the situation? Why the steps getting wasted even though we feel the same? Would you hug me in the dark? Let the worries go away. Would you do it all again? Do it
all again, do it all again. Would you leave your finger marks on my body while it sweats? Would you let my way, find my way home again? My home is you. 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 Hebra, 9:08 atvairavom, pauzė ir žinot, ką eisim kažką gero nuveikti. Žiūrėkit, yra prūdas, yra ančių. Turiu bagetę, kurią man davė prancūzas, bet jinai, kaip čia pasakyti, jinai sukietėjusi yra viskas. Nebuvo jinai labai švieži, tai eina antytas eina pašerti. Ne? Nes atrodo, kad jis... Ui, kas čia barška. Limonadas barška. Tai va, einam pašerti antyčių. Gerai? Einam. Davai. Žiūrėkit, tokį hebra teilį. Tai viskas, šaika. Šitas epizodas baigęs, šiandien yra penktadienis, kiek tų valandų, nežinau kiek valandų, liko 1 minutė, ką tik pasižiūrėjau, kad liko 1 minutė vairavimo. Va. Nežinau, darysios 9 valandas pauzę turbūt. O, navigaciją užkliuvau ir užtemo. O, atsigavo. Ir aišku, mano maršruto nebėra. O gal yra? Yra. Tai va, iki vietos 5 valandas su kapeikom. 5 valandas su kapeikom, 414 km. Tai greičiausiai kelsiuos 8 valandą. Ne 8. Darysiuos 11 valandų pauzę. Kelsiuos 9, 6 valandą būsiu Vokietijai. Pats tas. Taip ir padarysim. Tai nesidarysiu 11 valandų pauzę, bet valandą ilgiau pamiegosiu. Tai va, ačiū visiems tie, kas išbuvot, esu čia pavargęs, einu pasidarysiu kažką valgyti ir eisiu miegoti, viskas. Ačiū visiems, kas buvot ir iki.